Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje įvairių su žemės ūkiu nesusijusių verslų kaimo vietovėse skatinimui numatyta skirti virš 680 milijonų litų. Parama skiriama pagal programos trečiosios krypties priemonės – perėjimas prie nežemės ūkio veiklos, kaimo turizmo veiklos skatinimas bei parama verslo kūrimui ir plėtrai. Pastarosios įgyvendinimui numatyta didžiausia šios paramos dalis – 407 milijonai litų. Kintant ekonomikos struktūrai, atsiranda nedarbo problema, prastėja gyvenimo kokybė kaimo vietovėse, taigi reikia galvoti, kokių priemonių imtis tam, kad šias problemas spręsti. Taigi kaimo plėtros politika tam yra ir skirta, kad per kaimo plėtros tikslus ir prioritetus gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėje ir tai daryti visapusiškai. Iki 2012 metų pabaigos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės skirtas verslo kaimo vietovėse plėtrai pareiškėjams buvo patvirtinta apie 80% visos numatytos paramos, o sumokėta beveik 200 tūkstančių litų. Pernai didžiausio populiarumo sulaukė perėjimui prie nežemės ūkio veiklos skirta priemonė. Daugelis ūkininkų galvoja, kad ketindami kreiptis pagal šią priemonę, jie privalės atsisakyti žemės ūkio veiklos. Tiesiog priemonė skirta tiem ūkininkam, taip pat kaimo gyventojams, kurių pagrindinis verslas žinoma yra žemės ūkis, tačiau kurie kaip tik dar nori ir paįvairinti pajamų šaltinius, pradėdami plėtoti ir nežemės ūkio verslą. 2012 metais kaimo gyventojai pagal šią priemonę pateikė beveik 150 paraiškų, o jų prašoma paramos suma viršijo 73 milijonus litų. Iš perėjimui prie nežemės ūkio veiklos skirtų 112 milijonų litų pareiškėjams jau patvirtinta 80 milijonų litų paramos suma, išmokėti 33 milijonai.